Opa. O, neria. Neria plūdė. Herkau. Bandau kirsti. Turim lydeką. Nu, dėdį, kur važiuojam? Nu va, bandom. Rytas važiuoti pagaudyti dantažuvių lydekų. Tai va, Herkus važiuoja į savo pirmą lydekų žvejybą su gyva žuvele. Tai pasiėmėm karosiukų, dar dėdė davė magaryčių, kaip sakant. Daugiau žuvelių davė. Ir bandysim pagauti keletą didelių dantažuvių, bet mes susitarėm, kad Herkus pats trauks, jeigu užkips, ne? Taip. O tai dabar ant ko gaudysim? Tai gaudysim ant gyvos žuvelės, karosiuko, o dar vieną turiu spiningėlį pasiėmęs, tai galėsi pamėtyti ir spiningėlį. Pasikeisim truputėlį. Svarbiausia, geras laikas ir bent vienas laimikis užfiksuotas. O tai kiek važiuosim? Nu, va, tik kamštį pakliuvom truputėlį, šiaip dar 40 km mums važiuoti, bet kamštis yra. Tai va, žiūrėsim, kaip čia gausis mums, bet man rodo, kad neužilgo jis turėtų ir pasibaigti. O kaip tu jautiesi? Duok, paimsiu ir aš interviu iš tavęs. Gerai. Gerai jautiesi? Taip. Kaip manai, kaip mums šiandien pasiseks? Gerai. Ką reiškia gerai? Kaip pagausim daug laimikių. Daug laimikių pagausim, Taip. ne? O kokią tu norėtum didžiausią pagauti, įsivaizduoji? Kokią dydžią? Tokio... Tai kiek čia yra? Metras? Nežinau, gal daugiau. Bet, žinok, jeigu tokios nori, tai turėsi pasirištraukti krantą. Aš tau tik padėsiu su sieteliu pasemti ją. Okei? Gerai. Tai va. Tai, manau, pratęsime epizodą jau, kai būsim vietoj. Dabar kol kely nesimaivom čia su kamerom ir važiuojam saugiai, ne? Taip. Tai į kitą epizodą. Taip. Pasakok. Ką? Užsimetėm pirmą meškerę, va. Bet vėjas tai ohoho. Nežinau, kaip čia mums seksis pažvejot. Jo. Bet vis tiek reikia pasiruošti. Su kuo traukti, jeigu ką. Čia gali būti nelabai šilta šiandien. Problemų, ne, tai gali būti kartais. Gali būti problemyčių, jo. Nu, bet mes pasiruošim dėl viso ko, kad turėti viską jau. Jo. Koks ilgas. Dar papasakosiu biškį. Jo, tu gali papasakoti. Apie savo. Gerai. O štai mano kartelis. Nežinokit, čia kiek atsipadysiu. Mano kuliakai padėsiu, gal šito pagal. Na, nežinau, kaip čia, bet dabar nuramimo. Viskas patai. Turim kibimą tikriausiai. Tikriausiai, nes panėja. Eik tu savo. Eik tu savo. Geras laimikis. Geras laimikis pabėgo. Eik tu savo. Nebūtų geras laimikis. Blemba, prie pat, įsivaizduoji? Nu? Jau galvojau, turėsim kadrą. Ką, bandom dar sykį? Na gerai. Susitiksim ant kibimą. Tai palauk, dar užmetu. Gerai. Bet tai šakis tik tai plūdė visa, šmaukšt ir nėra. Na. Tai ir te tada. Susitiksim kitą kibimą. Jo, einam. Ką te? Tu nesakyk žmonėm ate. Reikia sakyti, tuoj susitiksim, o dabar šiaip ką einam padaryti. Einam suriš dar vieną meškerytę. Tai surišim Herkui meškerytę dar vieną. Herkus laiko akį dar ant plūdės. Ir eisim atsinešim kėdutes. Aš matau dar plūdę. Bet pirmą užsimetam. Ir ką, nu ir žiūrėsim kaip seksis, ne? Jo. Tai šokam į kitą kadrą tada. Taip.
Susitiksim kitoj kibimo dalyje. Teisingai. Priartint negaliu, bet man atrodo, mes galbūt turim kibimą, nes buvau prinėrus plūdę ir išnėrę ir jie dabar labai įdomiai tenai tampo. Nu, bet pažiūrėsim, kas čia bus. Laukiam, sustojo. Na, jeigu bus kibimas, tai jungsim toliau, filmuosim, taupom bateriją, šoksim į kitą kadrą tada. No. Nežinau, Herkau, bandom persimest, nes kažkas, nežinau, kas ten vyksta su ta plūdė labai įdomiai. Jo, gali jau nuvalgė. Nes ir nėrė, ir vėl išlipo. Jo. Gali pagavom. Ne? Nepagavai kažką? Ne, už kažko užsikabinu. Problemytėjau. Kažkieno valą užkabinau kitą. Kažkieno kito valą užkabinom. Jo, vat gerai. Pabandysiu pasiekti. Gal kažką ištrauksim. Ateik, prilaikyk biškį meškerį, jeigu gali. Su viena ranka, jo, tik atsargiai. Tai šitą gali padėti jau? Jis jau, nu tai pasiek, dadį, kodėl? Gerai. Bet ką mes čia ištraukiam? Pavadėlį, bet be nieko. Kažkieno tais. Jo. Ištrauksim, po to išmesim, kad čia nesi. Tai jis mum ir trukdė. Gerai. Galim nutraukti filmavimą tada. Ok, susitiksim. Tada kito kabimo. Taip? Taip. Tai pagaliau užsimetėm 2 plūdes. Nu, yra reikalų, žinokit, hebra. Šiandien vėjas, vakar, užvakar buvo taip ramu. Po karpių varžybų šiandien atvarėm. Galvom, bus irgi ramu, bet nelabai. Va, žvejys sėdė, kantriai laukia. Kaip jums? Gerai. Kas gerai? Gerai. Kaip jums oras šiaip aplamai? Gerai. Nešalta? Ne. Nu, truputį yra vėjuko, aš manau. Ir padeda, iš karto? Ekstra kepurė. Ekstra kepurė. Buvo užsimetęs, vyras, plūdė atplaukas. Mums trukdo vėjas, ne, Herkau, dėl to, kad labai neša plūdę. Bet mano atšvaistas tiesiog. Reikia labai dažnai permetinėti, ne? Jo. Nu tai va, aš irgi taip galvoju. Nu pažiūrėsim, kiek įstengsim, tiek pasėdėsim, eisim, atsinešim arbatos. Mano arbatos. Tavo arbatos, taip, tavo arbatos, svarbu, kad šilta. Taip. Ir žiūrėsim. Žiūrėsim. Nu va. Žvejojom, skaitomės, ne? Kepyklą atidarėm. Šokoladas ant nosies. Ką turim? Tai turim vėją belė kokį iš tikrųjų. Šiandien mums kažkaip nepažiūrėjom orus. Vaikam atostogos, galvoju, lekiam. Tai šiandien turim 5-6 metrus per sekundę orą. Ir pažiūrėjom tik atvažiavę, pamatė bangas. Rytoj 2 metrai per sekundę. 2 metrai man patinka, nes vanduo dažniausiai stovi. Na va, o trečiadienį vėl 7 metrai per sekundę. Nežinau. Turėjom vieną kibimą tik atvažiavę. Gaila nepavyko mums jo realizuoti. Bandom stebėti dar situaciją. Dar karosiukų turim. Dar pamėtysim. Tik tai va, man gaila juos mėtyti. Jie mėtomi yra priplojami, taip sakant, o kai vėjas dar į tave pučia ir labai mėtyt, tai taip ir gaunas, kad iš 15, kur sakė mum va taip, užteks gausis, kad ne kažką, tai ką, gal imsim tada dar truputį spinningą pramesim, guminuką legendinį savo tigrinį ir žiūrėsim, nuviniosim meškeres, ką, kaip sako, viniuosim, bet dar viltis yra, dar vėjas gal nurims kažkiek, pažiūrėsim. Kas nori valgyt? Mes žvejot atvažiavom, vaikas kas nori valgyti. Arbato šiltos atsigėrė.
Mūsų dar karosiukai gyvena. Nieko, karosiukų parduotuvė yra. Užvažiuosim dar. Tai kol kas laukiam, einu persiminti, nes persimetimai tai intensyvūs, nes vieną meškerį užmetį iškart reikia kitą mest beveik, tai stengiuosi vieną ir kitą permest, nes į tą pačią pusę plaukia, nenoriu susipinimų. Tai laikas persimest. Kviečia pažiūrėti, sakė, padarė meškerį stovą. Kaip tavo stovas vadinasi? Kokia čia firma gaunasi, kokia čia įmonė? Jau krenta. Jau krenta, daug prilaikysiu, biškai prisuksim. Jau žinokit, krenta, nes čia buvo duobė. Tu tik neįkrisk, statybininkė. Tai va, antro kibimo kaip ir neturėjom, nepajautėm, bet karosą tai be uodegos ištraukėm. Tai dar bandom mėtyti, bet vėjas, sakau, šiandien nepažiūrėjom 5 metrai per sekundę 6. Negerai čia. Ypač su mano kolega, tokių orų nelabai. Nebandyk dėti? Nu, bandom dėti. Neveikia, einu padėsiu, pataisysim. Ta pora karosiukų nuo jauno vėjo visai įlanka kažkokia, kur pilna žolių. Opa. O, neria. Neria plūdė. Herkau. Neria plūdė. Plūdė neša. Panėria plūdė. Blemba, nenoriu kirst. Biški laukiam, neša, matau įtempinėja. Bandau kirst. Turim lydeką. Oi, kur pasislėpusios jos. Ryte lūžta, Herkau, ryte lūžta. Turim. Žiūrėk, o. Čia didelė, Herkau. Čia didelė. Bet aš neturiu čerpoko, palikau mašinui. Susidėjom viską, lūžta ryte. Išneški žolių, įsikabino žolėse tupi. Įsigabino, žinokit, žolėse tupi. Va. O. Su gariūniniam. Su gariūniniais žvejybos įrankiais. Ša, Herkutė, ša, pas mane GoPro. Tai filmuoju, palauk, Herkutė. Negaliu. Opa. Nu ką. Dantažuvė. Nenoriu imt, blemba. Laukit, vieną ranką viską. Ką, Herkutė, bėgsi iki mašinos? Ką bėgsi? Arba aš bėgsiu. Atsineš daiktus. Nežinau, kur. Nu, gražiai, tik tai uždėjau. Biški kando. Biški įkando. Į kur? Ko tau įkando? Ką? Kur? Visus įrankius, tik susidėjau visus įrankius, viskas susidėjau mašinai. Žandų praskėtiklį, kablio išnarinimo įrankius. Dabar bandysiu rankom, tiesiog rankom. Kažkaip nesužalojant labai. Eisim dar. Ai, dvi šakis čia. Palaukit, negaliu. Reiktų pagalbos, aišku. Įsižiedinti. Aš ją palieku dabar. Einu atsinešiu žiedinimo aparatą. Kitaip nebus čia. Reikia greit varyti man.
iki mašinos. Bandom toliau. Iškabinom šiaip ne taip. Nu, dar kartą užsimetėm. Kažkaip už žolių buvau įsikabinę. Tai dabar, kaip ir pradėjau vaikščiot, nežinau, sužalojau, nesužalojau, man atrodo, ne. Va, kokios meškerės, be galų nulūžusios, iš ūsio paimtos. Šiaip lydekom sezonui visai nieko neturiu, visiškai nieko, ant greičio supirkta. Ir žinokit, ką patarsiu, tai nepirkit kas pigu, nes žinok, skūsitės. Valą nupirkau, nežinau, ten 4 euriukai gal rytės irgi apie 15 euriukų. Eikit, pinasi viskas, čia nesąmonė, ko tai irgi va, metimas buvo lūžo galiukas. Jau pirkit geriau normalų, nesvarbu kam, pradedantysis ar nepradedantysis, tai galima jo biškį pigiau, bet pačio šūdo tai nepirkit. Tai aš nežinau. Čia užmetėm iškart vest pradėjo tik perėjus, nes žvejojom realiai tenai toliau ant įlankos. Dabar atėjau į tokį visišką šabakštyną, va, gulbės plaukė. Metimas buvo ir tiesiai pataikiau, tai tikriausiai aikšteliai laukia kažko. Nu dabar tegul jau vedžioja, sakiau, nutrauksiu, tai nutrauksiu, bet tegul plaukio. Jisai tenai karosiukas veda kažkur, tegul. Jau į lydekau iškips, tai ištrauksim, pati ištemsi žolių. Tai galima biškį ir palaukti, kaip įmu. Liepė prižiūrėtojai susisukt. Liepė prisisukt, žiūrėkit, neleidžia užsimest. Turėjau išsitraukt karosą. Atplaukė abudu. Varykit iš čia. Kaip čia pagazdinties? Purtosi, sako. O, ten lydekos gerai duodasi. Blemb, kaip jas pagazdinti? Aš noriu užsimest, kol karosas gyvas mano. O, karosas tu gyvenk dar. O aš... Tai nežinau, ar verta dabar mest, blemba. Su savo kojom pramaišė čia viską. Dar visai norėčiau užsimest aš. Bet mesiu, kas bus. Galvos, kad mėtau maistą. Ir vėl atvarysi. Persigalvojo, Jonata nuplaukė. Mesiu dabar į kitą vietą. Bandysiu damės su šitą gaidišką meškerę. Tenai toliau. Opa. Nu mes ekstremalai, žinokit, gaudom šiandien tai visur, ant lelijų visur. O, matau, karosas dirba, juda plūdė. Gulbė savo kojom pramiksavo ten viską, pareguliavo eismą. Gal atidarė šviesoforą ir lydekom praplauk dabar. Nu, reikės palaikyti čia dar truputėlį ir žiūrėsim, kaip čia bus. Biškį buvau užsikabinę dar. Gerai, luktelnam truputėlį. Nežinau, man kažkaip toj vietoje užžiūriu nelabai. Jau trauksim, žinokit, chebra. Trauksim, man atrodo. Viskas, palikom viską. Ir plūdę, ir karosą. Nu, kažkam liko.
Tai ką aš galiu pasakyti? Toks vaizdas, kad žvejyba ir baigta. Paskutinis karosas buvo. Tuoj nusimsim šitą savo daiktą. Tai paskutinis karosas, kuris dar gyvas buvo. Šiaip džiaugiuosi, kad pakeičiau vietą. Nereik bijot pakeisti vietų iš tikrųjų. Aišku, ten buvo patogiau, su vaiku buvau, tai vien dėl to smagiau buvo, bet tas vėjas vis permetinė, tai visi tie karusiukai vieno mėtymo susidaužė. O va čia, jeigu matosi, tiek tarpų, tai juos reikia brizbačių gražiai, tyliai sėdėti ir turėti ką persirišti. Aš turiu dar vieną meškerę, bet jau karosų nebeliko. Tai ką, su ta gaida, dar kartą tas priminimas, patarimas, nepirkit pigių meškerių, nesvarbu kam vaikui ne, pirkit truputėlį brangesnės, patogias, valus pasirinkit gerus, nes ir painiojusi, ir viniojusi, ir pynėsi, ką iš čia nedarė, nors atrodo ne pats pigiausias valas,